Sveiki, aš Lukas iš Riedis LT ir šiandien noriu Jums pristatyti Ovivo elektrinius dviračius. Tai yra Europai surinkami elektriniai dviračiai, kurie pasižymi didesnėmis baterijomis negu identiški jų konkurentai. Na, C2 modelis dar ir turi labai patogų sulankstomą rėmą, kur galima užlipti nekeliant kojos per viršų. Todėl jis jau dabar yra populiarus, nors šis gamintojas dar tik tai įeina į rinką. Na, abu dviračiai pasižymi plačiomis 20 colių ant 4 padangomis, 18 ampervalandžių 48 voltų baterijomis ir 750 vatų Bafang Go varikliais. Na, o elektronika yra tokia pati kaip NGWE Engine Pro modelyje. Tai tokie patys ekranėliai ir akceleratoriai šiuo atveju yra jau dešinėje pusėje. Taigi, vieną akceleratorių dviratis išvysto 45 km/h greitį. Tiek šis, tiek šis. Na, o 7 bėgių Shimano sistema leis pasikoreguoti jums tinkamą mechaninių bėgių padėtį. Šie dviračiai nuvažiuoja apie 120 km atstumą mišriu režimu. Na, jeigu naudosite vien tik akceleratorių, o ne variklio pagalbą minant, tai nuvažiuosite be abejo 2-3 kartus mažiau kilometrų. Viskas priklauso ir nuo oro sąlygų, padangų slėgio, jūsų svorio, temperatūros ir sustojimų bei įkalnių kiekio. Ovivo Hyper V2 modelis ir Ovivo Neo C2 modelis. Abu dviračiai pasižymi ir hidraulinių stabdžių technologiją, taigi stabdymas yra efektyvus. Priekiniai amortizatoriai taip pat yra abiejų dviračių komplektacijoje. Taip pat netrukus turėsime ir daugiau Ovivo dviračių pasirinkimų, po truputėlį juos bandome įvesti į Lietuvos rinką. Na, o galinių amortizatorių šie dviračiai neturi, bet sėdynėje pas abu dviračius yra įmontuotas amortizatorius. Todėl plačių padangų pagalba bei šiais amortizatoriais, kurie yra sėdynėje, jūs jausitės tikrai komfortiškai, o rankos bus nevibruojančios dėl priekinių amortizatorių. Žibintai yra tikrai pakankamai dideli ir galingi, gale yra mirksintis top žibintai, labai tvirta galinė bagažinė, kuri leis prisitvirtinti didesnius krovinius. Na, o priekyje yra paruošti standartiniai tvirtinimo elementai priekiniam krepšeliui pritvirtinti. Skambutis yra mechaninis tiek pas vieną, tiek pas kitą dviratį. Baterijos lengvai išimamos tiesiai iš dviračio galo šitame modelyje. Na, o šitame modelyje jį sulenkus galima išimti bateriją. Rėmas yra platesnis už kitų konkurencinių dviračių, todėl baterijos talpa ir yra didesnė už standartinės 13 ar 16 ampervalandžių. Čia yra 18 ampervalandžių. Jeigu norite sužinoti daugiau apie Ovivo produkciją, išbandyti Ovivo dviračius Vilniuje, atvykite į Riedis LT saloną ir mes jums padėsime išsirinkti jūsų tinkamiausią transportą. Na, judėkime lengvai, su elektros pagalba, žaliai, ekologiškai ir būkime saugus kelyje. Čia buvo Lukas iš Riedis LT. Ačiū, kad žiūrėjote apie Ovivo dviračius šį pristatymą ir susitiksime kitose video. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.